Sveiki, bičiuliai. Pirmadienis ir aišku, be nuotykių. Gaunam užsakymą, bičiuliai, patikrinti F10 BMW. Žodžiu, 10 metai, bet kaina 13 000. Tiksliau, kaina 13 000 buvo ir drastiškai numetė 1000 eurų. Tai vadinasi, kaina dabar 12 000. Kas mano nuomonė, už 2010 metų F10 yra tikrai didelė. Žodžiu, esmė tokia, kad F10 ten, žodžiu, matinės spalvos, pilkos, kas ten dar, M paketą, žodžiu, sudėtas, nebloga komplektacija. Rida kažkas 313 000 buvo berods ir gaunam užsakymą jį patikrinti, nes žmogui labai, kaip sakant, buvo keista tas 1000 eurų nukritimas. Nuvažiavome, žodžiu, į Klaipėdą, į vieną iš turgaus aikštelių, kur ten tas automobilis ir stovi. Esmė tokia, kad tą automobilį žmogus paliko prieš išvažiuodamas į užsienį tiesiog tos aikštelės savininkui, kad tą automobilį parduotų. Nes jo paties nėra kaip jį parduoti. Tai, žodžiu, visas pirkimas vyktų, sakykime, nuotoliniu būdu. Nu ir atvažiuojam pasitikrinti automobilio. Prieš tai pasikalbėjom su pačiu to savininku, kuris užsienyje, tai automobiliui viskas gerai, galite važiuoti, galite tikrinti, daryti, ką norite. Atvažiuojam į vietą ir ką matom? Matom, kad kėbulas baisiai pavargęs, tarpai nesueina tarp lempų ir buferio, turėjęs ne vieną avariją, priešpakliotos kelios dalis. Žodžiu, kas dar, Langeronas buvo truputėlį linkęs vienoje iš tų avarijų, bandytas tiesinti, žodžiu, gražiai irgi niekas nepadaryta. Atidarom galinės durelės, bičiuliai, iš galinių durelių, bum, pažliaugia vanduo, nežinau, kokie 3 litrai vandens išbėga. Nu, žodžiu, prasidarom toliau tenais kapotą, žiūrime toliau kas kaip, tai tepalai, bičiuliai, visur. Nu, kur pažiūrėsi ten, per tarpinės, per rebokšlius, per interkulerį, per turbiną. Pasikuriu aš tą automobilį, akumuliatorius praktiškai pasibaigęs. Turim, kaip sakant, aparatus, matome, ką jie rodo. Ir pasikuriam, nu, žodžiu, dirba tas automobilis, nu, dar, sakykime, pusę velnio. Pravažiuom su to automobiliu, grįžtam atgal, užgesinu. Bičiuliai, tokio barškėjimo, ta prasme, užgesinant automobilį, senai nebuvau girdėjęs. Įsivaizduokit, paspaudė mygtuką, automobilis užgesta, bum, 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 bum. Ten taip, susipurto viskas. Nu, žodžiu, pagalvių irgi nėra, nu, yra baisus reikalai, bičiuliai. Tikrai baisus reikalai. Ten nei per kur neįmanoma mokėti 12 000. Ai, tiksliai, salonas, nu, nuperstas, nu, nudraskytas, baisiai, rankenėlės, visokios grotelės, ventiliacijos, išlūžusios. Ir taip toliau ir panašiai, sėdynė nutrinta, ten, nežinau, keliuose vietose, vienoj suplyšė, kitur pradegėta. Nu, žodžiu, baisus aparatas, bičiuliai. Žiauriai, tikrai baisus aparatas. Pasitikrinam tą automobilį, tai buvo pirmas tikrintas automobilis šios dienos. Nu ir galvoju mintyse, nu blemba, dar 4 liko, klausimas, kaip čia toliau seksis. Nu, bet iš viso patikrinti 5 automobiliai, turėjom patikrinti 6, vienas automobilis vis dėlto atkrito, nes šeimininkas negalėjo jo aprodyti, buvo išvažiavęs. Taip, iš 5 tikrintų automobilių, vienas automobilis buvo perkamas. Tai Kia Sportage'as 2016 metų, pirktas Lietuvoje, viso čia važinėtas moters ir su 135 000 rida. Tai tas automobilis buvo tikrai neblogam stovyje, į kurį galėjo žiūrėti ir, kaip sakant, už kurį galėjo mokėti žmogus pinigus. Tai va, bičiuliai, šitą skelbimą prikabinti jums negaliu, nes tai ne Autoplius skelbimas. Tai buvo iš Facebooko siūstas skelbimas. Tačiau esu padaręs screenshotą ir, kaip sakant, screenshotą po šito video nesąžiningai automobilių pardavėjai ir įmonės grupėje komentaruose įmesiu, kad matytumėt, kaip sakant, ir neusirautumėt ir net negaištumėt savo laiko važiuoti tokį automobilį tikrinti. Nes realiai tai, bičiuliai, ten tik tais pavadinimas likęs, kad BMW, o kad jį davesti iki galo, nu tai aš nežinau, ten reikia gerų 5000. Tai va, bičiuliai, ir tikrai ne 20 metai už 12 000.
Ačiū visiems, kad žiūrėjote, pasidalinkite šio video, būtent, kad, kaip sakant, kiti neužpultų, paspauskite laiką, palikite komentarą, bei paspauskite follow, jeigu dar to nesate padarę. Ačiū jums visiems ir gražaus likusio vakaro. Lekiu namo. Iki.